Sveiki, šiandieną parodysiu, kaip pasiteikti savo užsakymą. Tai susidedate visas norimas prekes į savo krepšelį ir į ką turime atkreipti dėmesį. Į šį PV kiekį ir katalogų kainą. Jeigu esate visiškai naujas žmogus ir jūsų akcija yra, pavyzdžiui, pateikti bent už 40 eurų katalogų kainomis, tai šitoje eilutėje katalogų kainą atkreipkite dėmesį, kad būtų ne mažiau nei 40 eurų, kad gautumėte maksimalią nuolaidą. Jeigu siekite premium klubo, tai turite atkreipti dėmesį, kad šitoje vietoje PV kiekis būtų reikšmė ne mažiau nei 100 eurų. Jei pritruks bent 1 centų, premium klubo neužskaitys, tai labai atidžiai pažiūrėkite šią eilutę. Jeigu esate visiškai naujas ir jums aktualu dėl 40, tai katalogų kainą atkreipkite į šitas vietas ir čia jau tada automatiškai rašo, kokią nuolaidą gaunate. Jeigu turite reklaminį nuolaidus kodą, pavyzdžiui, iš Telegram boto arba esate gavę kortelę su nuolaidos kodu, tai jį reiktų įvesti va šitoje vietoje. Susidėję krepšelį, matome, kiek mums reikės mokėti. Šiuo atveju aš esu įsidėjusi prekę, su kuria man pristatymas nekainuoja nieko, tai šioje vietoje rašo 0 arba rašo 3,90 €, jeigu pristatymą pasirenkate be reklaminiais prekės. Ir čia yra parašyta, kiek iš viso reikia mokėti. Pavyzdžiui, čia pas mane yra akcijos sąskaitoje, būtent šitame mano akaunte 80 eurų, tai galiu apmokėti iki 65% savo užsakymų sumos. Tai man mokėti lieka 70 eurų. Ir tada apačioje matome, kad būtent numatoma suma, kuri skaičiuojasi mums į premium klubą, aukštesnius lygius ir visa kita yra 104 eurai ir 16 centų. Gerai, susidėję visas prekes į krepšelį, tai šį kartą nemokamame siuntime dalyvauja šitas rinkinys prekių už 10 eurų, jį įsigijus siuntimas nemokamas. Tada renkamės, turime būtinai pasirinkti šitą vietą. Ir tada, kai renkamės būtent pristatymą, čia galime rinktis pristatymą per kurjerį. Tai per kurjerį, kada pasirenkame, tai galime apmokėti 2 būdais. Arba iš anksto susimokėti teikiant užsakymą, arba pasirinkti apmokėjimą pristatymų metu kurjeriu. Taip pat turime suvesti būtent visus savo duomenis į žemiau esantį laukelį dar kartą tiesiog. Jeigu renkatės kurjerį patį, tiksliau pristatymų vietą, tai paštomatą, turite susirasti žemėlapyje jums tinkamą paštomatą, tada paspausti šitoje vietoje Select Point ir dar kartą apačioje paspausti šitoje apačioje dešiniame kampe, spaudžiate išsaugoti. Ir tada šitoje vietoje reikia supildyti savo duomenis, nesvarbu, kad aukščiau pažymėjote. Tai susivedam duomenis. Truputį pernaukiu. Elektroninį paštą. Ir pažymime, kad sutinkame su sąlygomis, tada pereiname prie mokėjimų. Atėję į mokėjimų langą galime pasirinkti kelis būdus, tai galima mokėti PayPal, galima mokėti debeto arba kredito kortele, o šitie 2 dalykai yra skirti mokėti lenkams ten pagal jų atitinkamus būtent bankus. Tai aš visada renkuosi debeto arba kredito kortelį, tada mane nukreipia į sekantį langą, kuriame aš turiu surašyti visą informaciją. Tai įrašyti būtinai turiu savo elektroninį paštą, nurodyti visus adresus, taip pat telefonų numerį nurodyti šitoje vietoje. Ir tada įvesti būtent kortelės numerį, galiojimo datą ir CVV kodą. Tai tuoj suvesiu šios duomenis.